Ar prigalvoji, Daiva, kūčioms patiekalų su grybais? Su grybais pas mus karta iš kartos. Kažkur ir gaminti nereikia, ne? Šiais metais reikės gaminti, nes šeimyna pakviesta pas mane į namus. Šiais metais pirmą kartą, bet atvažiuos puodai savo. Tai kaip ir... Tai žinok, turbūt labai į temą, ne? Dar yra laiko ir turiu pasiūlymą tau pasigaminti grybųštrudelį. Tai yra toks, sakykime, vyniotinis su grybais. Taip, tai aš čia suprantu, yra su filo tešla, taip iškepta. Kiek sluoksniukų. Kvapas iš karto sklinda. Kiek sluoksnių, kvapas puikiausias. Traškus, aromatingas ir, žinoma, tinkantis kūčių stalui. Galim paragauti. Taip, labai garčiai atrodo tikrai. Galima paragauti. Ir kvapas iš karto. Skaniausias jis, aišku, yra dar šiltas. Geras. Traškumas pats geras. Jeigu dar kažkas neturi pakankamai idėjų kūčių stalo ir kalėdų stalo, čia nuostabiai tinka. Tai tikrai verta pabandyti pasigaminti. Tikrai. Aš suvalgau šitą paskutinį kąsnį ir puolam gaminti, kad pamatytumėt ir jūs, kaip viskas paprasta ir labai skanu. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Taigi, Daiva, jung keptuvę, kaip sakant, kaisk petelnę, kepsim. Taigi, grybų pyragaitis, grybų štrudelis, žinoma, turėtumėm pradėti nuo pačių grybų įdaro. Taip, tai pagrindinė dalis. Pagrindinė dalis. Ir kad suteikti daugiau aromato, reikalingos aromatinės daržovės, taip vadinamos. Truputėlis česnako, truputėlis svogūno. Jeigu svogūno, tarkim, nemėgstat, galite naudoti porą. Poras yra švelnesnio skonio, čia jau pasirinkimo reikalas. Man patinka svogūnas. Kepsim bendroj sumoj svogūnus, kokias 7-8 minutės. Nuskaidrėja, suminkštėja, dedam česnakus, pakepam dar 1-2 minutės. Tai iš viso bendroj sumoj išeis nedaugiau 10 minučių. Ir kol kepinam svogūnus, mes su Daiva pradėsim pjaustyt grybus. Grybus, aš pasirinkau rudus pievagrybius. Visų pirma, kad pievagrybių tikrai visą laiką galima rasti parduotuviai, o skirtumas tarp baltų ir rudų, tai man rudi turi daugiau to grybų aromato. Spalvos turbūt taip pat spalvos daugiau suteikia. Ir taip pat paįvairinimui dar šviežių šitaki grybų. Jie tikrai ne tik skonio suteikia, bet ir yra išties labai sveiki grybai valgymui. Tačiau, jeigu turite po vasaros grybavimų prikaupę šaldiklyje kažkokių savo rinktų grybų, puikiai tiks ir jie. Čia yra 400 maždaug gramų pievagrybių ir 200 gramų šitakį grybų, bet kai jie iškeps ir išgarins viską, liks... Neturėsim tiek daug tikrai. Grybus kepsim 12-15 minučių. Kartas nuo karto pamaišydami, kaip ir minėjau, labai svarbu, kad jie išgarintų kuo daugiau drėgmės ir labai skaniai paskrustų. Imam nuo kaitros, dedam į dubenėlį, tiesiog tam, kad greičiau atvėstų. Jeigu turit laiko, tai keptuvę tiesiog nukelkit arba padėkit į šaltesnę vietą. Kaip pastebėjai, mes nedėjom kol kas jokių prieskonių. Taip, druskos, aš jau čia pipirų, nieko. Ragavau ir atskirai druskytę barščiau. Taip, mačiau. Mes čia dėsim dar keletą ingredientų, tai kietasis sūris, kreminis sūris, kurie iš savęs yra šiek tiek sūrus. Taip. Tai reikėtų nepadauginti, bet dar reikėtų ir žalumos. Aš naudoju petražolės tam, kad be skonio jos dar ir žalumo suteikia netgi po kepimo. Šiame recepte naudoju parmezano sūrį, tačiau tiks bet kuris kitas geras, ryškaus skonio kietasis sūris. Reikėtų maždaug 100 gramų. Baig valgyti sūrį. Taip. Nesutarkavau iki galo. Čia neištirpsia, nekepam. Gerai, dedam priedus į dubenėlį su grybais.
Čia grybai sūrio patale. Tikrai taip. Juodųjų pipirų tikrai nepakenktų. Na, daug kažkokių prieskonių tikrai nereikia. Gryni, švarūs skoniai čia yra reikalingiausi, tinkamiausi. Pipirai. Ir kad visą šitą masę įdarą, sakykime taip, surištų truputėlį, įdėsim kreminio sūrio. Įprastai dėčiau mūsų mėgstamą paprastą kreminį sūrį, tačiau šventėm turim kai ką ypatingesnio. Taip, o kad šventės būtų, norim, kad būtų ypatingos, pilno skonio, nustebinti. Tikrai taip. Taigi mūsų gardų parduotuvėse, fizinėse parduotuvėse šį šventinį laikotarpį galite rasti kreminio sūrio su Stilton pelėsiniu sūriu britišku bei trumais. Daug nereikia. Na, kokį trečdalį indelio, 50-60 gramų tikrai užtenka. Nereikia, kad jo būtų per daug. Nes vėlgi kreminis sūris kepimo metu, jisai gali šiek tiek skysčio išleisti, o mums to nereikia. Tiesiog, kad truputėlį surištų. Ir dabar viską išmaišom. Išmaišom, paragaujam, ar netrūksta druskos. Jeigu trūksta, žiupsnelį galim įdėti, bet aš manyčiau, kad čia ir tai bus viskas labai gerai. Čia, kai visada tas atvejis, kai nesinori daug žaidimo su tešla, o norisi maksimaliai to tokio traškaus, gardaus pyragėlio. Man atrodo, kalėdom ir tai pakankamai yra darbo su įvairiom tešlom. Tai čia tikrai puikiai pagalba. Tai čia galim sutaupyti laiko. Vienam pyragėliui naudosim 4 lakštus. Dedam vieną lakštą, truputėlį sviesto. Tarp lakštų mes barstysim panko džiūvėsėlius. Dėl ko tą darom? Panko džiūvėsėliai suteiks dar daugiau traškumo. Vienas dalykas, jie suveiks šiek tiek kaip sugertukas, jeigu išsiskirs netyčia per daug skysčio iš grybų dar, jeigu jo netyčia liko. Ir padarys dar didesnius tarpus tarp lakštų. Taigi bus daugiau sluoksnių, daugiau traškumo, žodžiu, visaip kaip žymiai geriau. Jeigu saldų pyragą, tai mes su riešutais buvom panašiai darę. Tikrai taip. Atrodo, taip. Ir dabar 1/4 grybų įdaro. Tai mes iš pasiruošto įdaro pasidarysim 4 pyragėliam. Taip, 4 pyragėliai. Kraštelius patepsiu kiaušinio plakiniu, kad suviniojus tikrai gerai viskas suliptų. Ir kad tiesiog kaip vyniotinis. Darom tokį neapvalo, šiek tiek keturkampę, kad kaip pyragėlė pjauta. Ir dedam į skardelę. Ir taip pat pakartojam, kol pagalvėlės tokios, užpildysim. Taip. Gerai, tepam sviestu, kad būtų dar daugiau viskas, kas liko. Čia sviesto sutepėm kokius 200 gramų gysviesto. Aš filotešlai kažkaip renkuosi gysviestą, kad kuo mažiau būtų tos drėgmės. Kepti ilgai tikrai nereikės, nes pats įdaras jau yra iškepęs, taigi tik tam, kad iškeptų tešla. 200 laipsnių renkuosi be ventiliatoriaus funkcijos, kad spėtų perkepti ir taptraškus visi sluoksniai ir kokių 15 minučių tikrai turėtų pakakti. Taigi, kai gaus tokią gražią gintarinę spalvą, traukiam ir... Pagaliau galėsim ragauti. Pabaigoje kepimo visgi įjungiau truputėlį ventiliatoriaus funkciją. Nenorėjo jie taip jau stipriai skrust, galbūt dėl to, kad aukštesnė skarda. Oras nesavaikšto. Taip, tai 5 minutėm dar įjungiau ventiliatorių, kad tikrai puikiai apskrustų ir rezultatas yra, na, mano nuomonė, fantastiškas. Labai, tikrai. Taigi palaukiam, kol truputėlį atvės ir galim
Galėsim puotauti. Ant stalo, ar valgyti, ar... Taip, tai kaip ir minėjom jau, kad galima ir kaip šaltą užkandį pasidaryti, ir šiltą patiekalą. Tikrai taip. Jeigu netyčia praleidote, kokius ingredientus dėjom ir kaip gaminom, receptą visuomet surasite užsukę į gardu.lt. O po pertraukėlės gaminsiu, tokį, mano nuomonę, labai šventišką aguoninį pyragą. Aguonos tikrai kūčios, aguonos neatskiriama dalis. Gerai, o mes bandom kažkaip tai atsivesinti, ne, šitos pyragėlius. Dabar čia. Geruliai.